Perkuriant senas padangas, Geodinės Solutions revoliucija energijos gamyboje. Įsivaizduokite pasaulį, kur išmestas dulkėtas senos padangos virsta pačiu kūru, kuris varo lėktuvus skriejančius danguje, arba sunkvežimius važiuojančius greitkeliais. Atrodo kaip puslapis iš mokslinės fantastikos romano. Ši pasaka šoka iš puslapių į realybę dėka Geodinės Solutions ir jų novatoriškos iniciatyvos padangos į energiją. Pasinerkime į padangų transformacijos pasaulį ir atraskime daugybę jos privalumų. 1. Sprendžiant padangų problemą. Kiekvienais metais milijonai padangų pasiekia savo gyvavimo ciklo pabaigą. Paliktos be priežiūros, jos tampa aplinkosauginėmis grėsmėmis, užimdamos didžiulės žemės, erdvės ir veisimosi vietas kenkėjams. Geodinės sprendimas pasinaudoja šiomis atliekomis, paversdamas potencialias aplinkos katastrofas neįkainojamais energijos ištekliais. 2. Kuria ateitį. Lėktuvų kuras. Kelionės jausis šiek tiek ekologiškesnės, kai suprasite, kad lėktuvas, kuriame esate, dalinai varomas perdirbtomis padangomis. Biodizelio. Transporto priemonės dabar gali važiuoti švaresniu, tvariu biodizeliu gautu iš senų padangų, žymint pokytį link žalesnio transporto. Laivų ir sunkvežimių kuras. Mūsų jūrų ir krovinių transporto sektoriai, esminiai elementai pasaulinėje ekonomikoje, taip pat gali pasinaudoti šiuo tvariu energijos šaltiniu. 3. Elektriniai sapnai. Senų padangų transformacinė galia apima ne tik degalus, bet ir elektros gamybą. Įsivaizduokite namus ir pramonę, kuriuos maitina energija gauta iš išmestų padangų. Tai tvarumas ir inovacijos sujungtos į vieną. 4. Ekonominis ir aplinkosauginis efektyvumas. Padangų paversti energiją procesas nėra tik atliekų perdirbimas. Tai ekonomiškai gyvybingas modelis. Dėl savo įgimto energijos potencialo padangos siūlo ekonomiškai efektyvų žaliavą kurui ir energijai gaminti. Be to, sumažinus padangų skaičių sąvartynuose, žymiai sumažėja anglies dioksido emisijos ir aplinkos teršalų. 5. Darbo vietų kūrimas ir įgūdžių ugdymas. Tokie novatoriški projektai neišvengiamai lemia naujų darbo galimybių atsiradimą. Visa grandinė siūlo darbo galimybės, pradedant nuo senų padangų surinkimo ir transportavimo iki jų apdorojimo ir transformacijos. Be to, specializuotų įgūdžių poreikis šioje nišoje atveria galimybės mokymo programoms ir įgūdžių ugdymo iniciatyvoms. 6. Priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas. Pasukdami į alternatyvius energijos šaltinius, tokius kaip tie, kurie gauname iš padangų, pamažu mažiname savo priklausomybę nuo neatsinaujinančių iškastinių kuro šaltinių. Šis pokytis užtikrina tvaresnę energetinę ateitį, padeda stabilizuoti energijos kainas ir didina energetinį saugumą. 7. Inovacijos skatina tolesnius tyrimus. Geodinės Solutions iniciatyvos sėkmė atveria kelią tolesniems tyrimams atliekų paverčiamo energiją srityje. Kai viena galimybė atsiveria, tai atveria kelią tyrinėti kitas atliekas, kurias taip pat galima transformuoti. Apibendrinant, padangos, tradiciškai laikomas sąvartynų prakeiksmu, dabar gauna naują gyvenimą. Dėka Geodinės Solutions vizionieriško požiūrio, tai kas anksčiau buvo atliekų simbolis, dabar tapo tvarios energijos švyturiu. Kai važiuojame ar skraidome, varomi senų padangų energijos, mes ne tik judame į priekį, bet ir keliaujame link žalesnės rytojaus.